gamini maistą, viskas net maišant, nu, pavyzdžiui, blynus kepu, ane, maišau. Šaukštas dalyvauja ranka, dalyvauja tavo kūnas ir dalyvauja, nu, visi produktai. Ir ką tu galvoji tuo momentu? Per šaukštą, per ranką, viskas eina į tą produktą. Tai tokiom mintim tu ir užkreti maistą, kitaip sakant. Jeigu, pavyzdžiui, gaminant tu galvoji labai gerai apie savo šeimą, meilę, šilumą, tai kas besuvalgytų tą maistą, jiem visiem bus gera diena jau. Jau pakankamai gera diena. Aišku, kaip sakyt, kiekvienas turi savo karminius tuos koridorius, bet tu palengvini. Ypatingai, jeigu kažkokie egzaminai vaikam, visa kita, tai gaminant vaikui arbatą darai, kaip sako, užkalbį. Maistą užkalbėt reikia. Ir dar toksai pastebėjimas visą laiką, jeigu ypatingai užkalbėjimus darot, įpūskit. Tiesiog iš širdies čakros įpūti, iškvėpi. Tai irgi va šitas viską, kaip sako, duoda įkvėpimą ir gyvybę vibracijom, žodžiams ir šviesą. Labai stipru čia yra. Čia yra vienas iš tokių magiškų jau veiksmų, įpučiant į bet ką. Tai tu duodi, suteiki energiją. Gyvybinė energija negyviems, kaip mes galvojam, daiktams, bet jie visi gyvi, atskirai mąstantis, bet jie paklūsta mūsų energijai. Dėl to negalima jokiu būdu, jeigu bariesi, barkis, kaip sako, jeigu ant vaiko pyksti, tai sakyk, kad tau ten universitetas geriausias, kad tau ten laimingiausia santuoka, kad tau nuostabiausi vaikai būtų tavo gyvenime, kad tavo sveikata geležinė būtų ir kad tu 200 metų gyventum. Tai baramės, taip, jeigu jau baramės, bet jokiu būdu ne kitaip, nes tiesiog žudom savo vaikus, žudom savo artimus žmones. Net nesuvokdami, tai va čia yra atsakomybės neturėjimas, nesuvokimas, ant kiek mes galingi esam. Nes, kaip ir sakiau, Dievas yra mumyse, mes esam nešiotojai tik Dievo savyje. Ir galia, o galia yra ta tokia Dievo galia. Dėl to mes kūrėjai esam, dėl to mes kuriam pasaulį.